Šie žodžiai sutinkami dažname darbo skelbime ne tik IT profesijose, bet ir ieškant projektų vadovų, produktų plėtros, rinkodaros, pardavimų specialistų. Šiandien žinios apie virtualųjį pasaulį reikalingos daugumoje profesijų. Parašyti darbo skelbime interneto kompetencijos tikrai lengva. Bet ar žinote, ką konkrečiai tas žmogus turi mokėti? Ar gebate įvertinti jo žinių ir patirties gylį? Ar jis turi mokėti parašyti žinutę Facebook'e, o gal išmanyti usability pradmenis, optimizuoti reklaminės kampanijas, išmanyti vartotojų elgseną per keletą įrenginių, gebėti išaiškinti programuotojui, kaip turi veikti personalizacija, valdyti srautą per viešuosius ryšius, kurti lojalias bendruomenės, matuoti interneto rodiklius, patikrinti dizainerio darbą, tai vis dėlto, ką reikia žinoti, kad pasiekti tikslų interneto priemonių pagalba. Lietuvoje nebuvo sisteminio internetų specialistų parengimo. Dabar yra mes, interneto fakultetas. Mokymų kursą pavadiname Science of Click. Tai mokymų programa visų pirma orientuota į projektų, produktų, rinkodaros, pardavimų, plėtros specialistus, kuriems reikia išmokti pritraukti klientus inovatyvių kanalų pagalba. Mokymai susideda iš teorijos, praktikos, atvejų studijų analizės ir egzamino pabaigoje. Trumpai, ko išmoksime? Kanalų lygmuo. Kanalų kiekis pastoviai auga, kanalų efektyvumas pastoviai krenta. Čia matome, kaip auga kiekis ir krenta efektyvumas per pastaruosius 40 metų. Sunkiai ateitis laukia visų tų, kurie ką nors parduoda. Kanalų skaičius toliau augs, o efektyvumas toliau kris. Šiai dienai yra virš 50 pasirinkimų. Pavyzdžiui, interaktyvūs filmai, podcastai, blogai, adwordai, aplikacijos, žaidimai, QR kodai. Kiekvienas jų turi savo stipriasis ir silpnasis pusės. Kad pasirinkti, reikia išmanyti juos visus. Mokysimės, kaip susiorientuoti tarp kanalų ir nepasimesti atsiradus naujiems. Formatų lygmuo. Ta pačią žinutę kiekviename iš aukščiau minėtų kanalų galima pateikti skirtingą formą. Paveikslėlių, tekstų, garsų, animacija, video, grafikų, lentelė, žodžiu keliasdešimt pasirinkimų. Pasirinkus formatą, tą pačią žinutę, tuo pačiu formatu galima papasakoti skirtingomis istorijomis. Kalbėsime apie darbo su turiniu principus, siekiant įtakoti kliento pasirinkimą. Technologijos. Telefonai, planšetės, kompiuteriai, interaktyvūs ekranai, žaidimų konsolės, autoatsakovai ir kiti įrenginiai, kurių pagalba klientas susiduria su jūsų prekiniu ženklu. Net tos pačios šeimos produktai gali smarkiai skirti savo veikimo principų. Kalbėsime apie bazinės vartotojo sąsajos, įrenginių tipų, informacijos pateikimo žinias. Matavimas. Ką matuoti? Kaip interpretuoti ir stebėti sistemiškai. Sistemiškumas. Kiekvienam iš tikslinių segmentų informacija yra pristatoma jam patogiausių įrenginių, geriausiai suvokiamų formatu, aktualiausia istorija, tame kanale, kur jis dažniausiai būna. Mokysimės kanalus, formatus, turinį ir matavimą sudėti į vieną nesudėtingą sistemą. Mokymuose koncentruosimės į atvejų studijas ir praktiką, o gale žinias patikrinsime egzaminu. Kol žiūrėjote šį video, įvyko 5 milijonai paieškų Google. Dalis jų virs pardavimais. Jie atiteks tam, kuris turi geresnės interneto kompetencijas.